Prieš pradedant norėčiau pasakyti turbūt, kad aš nežinau, gavau tokią temą endoprotezavimas, ultragarsinė, galbūt pritempiau radiologinę diagnostiką, išplėčiau šiek tiek patį pranešimą. Aš nematau čia labai didelės edukacinės prasmės savo pranešimo, bet gal daugiau tokia šviečiamoji, nes nežinau, mes atstovaujam tą didžiąją ortopediją ir mes nelabai mėgstam įsileisti kitų specialybių specialistus, nenusimano jie. Bet pabandykim pasišnekėti ir parodysim, galbūt šiek tiek praplėsim jūsų kai kurias žinias apie endoprotezavimą. Taigi turinys šiandieną mano būtų sekantis, kaip ir sakau, daugiau pakalbėsiu apie patį protezą, jo rūšis, galbūt ką mes darom, koks mūsų planavimas operacijos būna, ką tai reiškia, kad radiologai irgi suprastų, šiek tiek apie radiologinius tyrimus pašnekėsim po endoprotezavimo ir kaip sekasi Lietuvoje mūsų pacientams su endoprotezuotais kelio sąnariais. Taigi pradėsim nuo indikacijų ir aš remsiuosi turbūt mūsų, norėčiau pasigirti, turime Lietuvoje turbūt, nežinau, tokį pirmą kokybišką kažkokios tai patologijos registrą. Aišku, yra daugybė tų registrų mūsų šalyje, bet aš manau, kad tokį registrą, kokį turi sąnarių endoprotezuotojai, tikrai galim pasigirti. Netgi buvom tituluoti kaip vieni iš geriausių 10 pasaulyje esančių sąnarių endoprotezavimo registro. Dėl to, kad turime labai gerą užpildymą, tai reiškia mūsų kolegos, visi endoprotezuotojai labai uoliai šitoj srity sąžiningai pildo duomenis ir turim tikrai kokybišką registrą. Taigi taip labai paprastai, aišku, mes sąnarius keičiam dažniausiai dėl osteoartrozės, labai tokia didžiulė dalis mūsų pacientų. Tai nėra nuostabu, kitose šalyse irgi taip pat labai nemėgstam mes kažkokią tikslesnę diagnozę parašyti tiem savo pacientam. O iš tikslesnių diagnozių jau šiek tiek minėjo prieš tai būsiam pranešime, bet reikia turbūt atskirti tas, kad yra pirminis ir antrinis osteoartritas. Jeigu įsižvelgsim į tas priežastis, tai kaip ir minėjo praeitame pranešime, aš tai tik pritarčiau, kad turbūt 60% priežasčių yra mechaninės kilmės. Dėl mechaninės kilmės problemų, ar traumos, ar viršsvorio, ar menisko plyšimo ir mechaninio dirginimo kremzlės kyla kremzlės degeneracija, kuri vėliau pavirsta į osteoartritą ir, aišku, į didžiulės stadijos osteoartritą, kuris reikalauja operacinio įsikišimo. Žiūrint iš paciento perspektyvos, indikacija endoprotezuotis priimama kartu su gydytoju, jeigu pacientą vargina skausmas ir tai sutrikdo jį taip, kad net jo funkcija nukenčia, plus matome didesnius, mažesnius radiologinius pokyčius ir būtina sąlyga neefektyvus konservatyvus gydymas. Jeigu šitą mes turime vaizdą, pacientas yra geras kandidatas sąnario endoprotezavimo operacijai. Nekalbėsime apie radiologinius pokyčius, čia tikrai studentų lygmens žinios, visi jas puikiai žinom, tiesiog aš norėčiau pasakyti, kad ne visada mums reikia didelio laipsnio artrozinių pakitimų, kad jisai būtų kandidatas pačiai operacijai. Pavyzdžiui, šitas pacientas, ar jūs įžvelgia didesnės problemas jam? Galima įtarti, aišku, kažkokias tai artrozės pradžią viename, kitame kelio sąnaryje. Tačiau atlikus stres rentgenogramą arba apkraunant mes matome visišką kremzlės nebuvimą. Medialinio kondylio ir iš esmės jisai skundžiasi neskausmu, o didžiuliu nestabilumu. Jis eina ir toks gaunasi varos trastas, kelias iškrypsta jam su kiekvienu žingsniu ir tas kryptelimas jį tiesiog kartais net pargriauna ant žemės ir faktiškai indikacija jam buvo neskausmas, o kelio sąnario nestabilumas, kurio nebuvo galima išspręsti kitaip, plus jisai serga reumatoidiniu artritu. Ir eiga ganėtinai ūmi šituo atveju buvo. Aišku, išsprendėm endoprotezavimu patenkintas pacientas. Kalbant apie endoprotezus tipus, sudėjau, sakykime, tikrai ne visus, jų yra visokiausių egzotinių rūšių, bet norėčiau turbūt paminėti totalinis, tai reiškia, kad keičiame šlaunikaulinę ir blauzdikaulinę dalį. Amerikoje dar prie to keičiama ir girnelės kepurėlė uždedama, Lietuvoje ir Europoje tas nelabai būdinga. Jeigu yra viena pusė pakenkta ir esant sveikiems raiščiams,
galima svarstyti apie vienos pusės endoprotezavimą. Na, kiti implantai, kaip femoropateliarinis arba vienpusis plus femoropateliarinis ar intarpas, aš tokių Lietuvoje nematęs ir jie iš tikrųjų publikacijose dar nerodo gerų klinikinių rezultatų. Taip kad nemanau, kad jie ateis greitu metu. Taigi totalinis ir vienpusis yra patys populiariausi endoprotezai, kuriuos mes naudojame. Kartais, aišku, reikia pereiti prie revizinių implantų, neužtenka šitų artrozę išspręsti. Taigi mano žadėtas kažkoks tai papasakojimas, kaip mes ruošiamės endoprotezavimo operacijai, tai įžangai reikia tiesiog pabrėžti, kad literatūroje yra nurodoma, kad pooperacinė kojos ašis yra turbūt pats svarbiausias chirurgo kontroliuojamas faktorius, lemiantis ilgalaikius endoprotezavimo rezultatus. Ir aišku, negalime visada labai tiksliai atstatyti tą ašį protezavimo metu, kartais šiokios tokios ribos yra mums leidžiamos, tai yra turi būti 0 laipsnių mechaninės ašies arba 180 laipsnių, kitaip tariant, tiesi ašis tarp šlaunikolio galvos, kelio centro ir čiurnos centro, taliuso tiksliau centro, turi būti tiesi ašis. Kampas į vieną ar kitą pusę 3 laipsnių ribose dar leidžiamas ir skaitomas kaip geras rezultatas. Ir visa mūsų industrija paremta tuo, kad kažkaip palengvinti, pasiekti šitą ir visokie kompiuterinės technologijos, robotai padeda šitą daryti ar specialiai pagaminti pagal kompiuterinę tomografiją arba magnetą instrumentai yra, sakykime, naudojami, bet jie arba yra labai brangus, arba nėra kliniškai įrodyta, kad jie turi geresnį rezultatą lyginant su standartiniu endoprotezavimu, standartiniais instrumentais, todėl jis išlieka pačių populiariausių technika operacinė kelio endoprotezavimo metu. Taigi tie implantai yra intrameduliniai, tai į kanalą įkišami nukreipėjai ir reguliuojamas kažkoks laipsnis ar ekstrameduliniai ant blauzdos ir iš akies mes turime nuspręsti, kokį čia kampą tą pasiekti. O mūsų tikslas yra iš varos deformacijos šiuo atveju padaryti kaulinius vijus tokius, kad jie būtų statmeni mechaniniams ašims. Tokiu būdu mūsų ta linija taps iš varosinės į tiesę. Tai mūsų toks tikslas. Ir kaip mums sekasi tą pasiekti, mokslinės literatūros duomenim, nuo 2 iki 72% atvejų būna netiksliai implantuoti kelio sąnario protezai. Tai yra virš 3 laipsnių ribos ar vieną ar kitą pusę. Vidurkis yra apie 30 laipsnių, tai ne kažkaip skamba, ar net norėtųsi kažkaip didesnių laipsnių medicinoje, tai yra tikslumo medicinoje, bet toks yra nurodomas tikslumas ir galimas priežastis yra įvairiausios, tiek operacinės, tiek pačių instrumentų problemos, ar vienas iš jų, jeigu mes darome operaciją be atitinkamo pasiruošimo. Ir kodėl reikia to pasiruošimo? Todėl, kad pacientai yra individualūs ir mes gal galime jiem pritaikyti kažkokį vieną ar kitą standartinę endoprotezą, galbūt skirtingų dydžių, bet kampu kokiu pjauti mes negalime naudoti vienodo kampo visiems pacientams, nes pas vieną yra skirtingas kolikodifizalinis kampas, ar skirtinga šlaunikolio atšaka, ar skirtingas šlaunikolio išlinkimas, kuris gali būti į vieną, į kitą pusę, ar S formos. Tai kaip mes galime vienodą laipsnį pjovimą naudoti visiems pacientam. Tas vienodas laipsnis, tai mes ant nukreipėjo nustatome 6 ar 7 laipsnius. Jisai turi logikos, nes vidurkis ir yra 6 ir 7 laipsniai pas visus pacientus, bet ribos matote nuo 1 iki 13. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, jeigu mes pjausime standartizuotų 7 laipsnių, mūsų mechaninė ašis nebus į šlaunikolio galvos centrą. Ir aišku, tai įtakos mūsų komponento padėtį 4 laipsnių netiksliai implantaciją. Mes irgi atlikom studiją, pabandėm tą fiksuotą laipsnį, kurį naudoja dažniausiai, labai dažnai klinikos pasaulyje, ir pabandėm individualiai pamatuoti ir išnaudoti šitą informaciją operacijos metu ir nustatėm, kad taip liaudiškos išvados, aš jums gal pateiksiu, ne straipsnio, kad patyręs chirurgas, tai reiškia netiksliai implantuotų endoprotezų kiekis yra 29%, sutampa su literatūros duomenim. Bet jeigu patyręs chirurgas užtrunka dar 10 sekundžių pamatuodamas tą vieną kampą, jisai 3 kartus sumažina šitų netiksliai implantuotų atvejų skaičių. Tai ganėtinai, sakykime, įspūdingas mūsų radinys ir faktiškai, tikiuosi, įtakojo bent jau kelių endoprotezuotojų praktiką. Aišku, tai ne vienas kampas, kurį mes matuojame, naudojant endoprotezavimo operaciją, dar reikia pamatuoti kelis kampus, kurie duoda tam tikrą informaciją ir leidžia pasiekti neutralią, tiesę liniją
po endoprotezavimo. Aišku, yra labai didžiuliai kartais nuokrypiai, bet vis tiek mums ta informacija yra vertinga, mes galim pasimatuoti, pasiplanuoti operaciją, kiek kur nuo ko pašalinti kaulą ir, aišku, pasiekti tą tiesę ašį galbūt 2 laipsnių paklaidoje, bet vis tiek dar normos ribose. Čia pavyzdys, kai nebuvo naudotas, sakykime, matavimo kampas, o fiksuotas kampas 7 laipsnių, o reikėjo naudoti 4 laipsnių ir faktiškai tai atsispindi mūsų endoprotezavime. Mes turime vietoj tiesios ašies valgus išliekančią deformaciją pacientui. Tas pats galioja ir revizijų metu, ne vien pirminio endoprotezavimo metu. Mums reikia daryti endoprotezavimo operaciją už tai, kad šitas komponentas išklibęs, yra išlūžęs, blauzdikaulis ir šleivikaulio galva dėl streso. Tai kampas yra 9 laipsniai, mums tą reikia žinoti protezavimo metu. Žinodami, mes žinome, kaip koreguoti ašis ir dažnu atveju tai pavyksta geriau negu neišmatavus. Taigi apibendrinant, kodėl reikia matuoti, tiesi ašis yra auksinis standartas, nedidelis nuokrypis galimas 3 laipsnių ir jo reikia laikytis, nes tai įtakoja implanto išlikimą. O kokiu būdu tai įtakoja? Tiesiog, jeigu mes turime kreivą ašį kojos, tai ta pusė kažkuri bus labiau apkrauta. Ir jeigu bus labiau apkrauta, kaulas gali kolapsuoti ir išklipti endoprotezas arba didesnis nusidėvėjimas negu apskaičiuota teks tai pusiai ir tokiu būdu irgi sudėvėti dirbtiną sąnarį labiau negu mes tikimės. Taigi perinam prie įdomiausios gal jums dalies, tačiau nežinau, kiek čia aš būsiu išsamus, nes tikrai literatūros nėra labai daug, nežinau, mes neprisileidžiam, gal jūs neįsivaizduoju dėl ko. Bet reikia prieš tai išsiaiškinti, ko mes ieškome, kokių duomenų mes ieškome po endoprotezavimo. Ir aišku, mes turime išsiaiškinti nesėkmių priežastis arba užbėgti joms už akių, arba spręsti kuo anksčiau. Tai žiūrim, dažniausiai nesėkmių priežastį, polietileno nusidėvėjimas, kaip minėjau, gali būti implanto išklibimas, gali būti nestabilumas kojų, ta prasme balanso, pats kelias nėra stabilus, kažkoks raištis gal laisvesnis, gal nuplyšęs, gal blogai atlikta implantacija ir netaisyklinga padėtis yra, dėl to yra disbalansas. Galbūt infekcija, galbūt judesių ribotumas ir artrofibrozė kažkokia, arba ekstenzinio aparato apimant ir savo gydelės raištį ir gydelę ir keturgalvio raumens sausgyslę problemos. Bet žiūrint į jūsų radiologų, sakykime, Amerikos kolegijos rekomendacijas, rutininiam sekimui jie sudarė tam tikrą lentelę, kokie radiologiniai tyrimai plus aspiracija galėtų būti naudojama ir sugradavo tam tikrais laipsniais, 9 labai stipriai rekomenduojama, 1 visiškai nerekomenduojama. Tai jūs matot, kad iš radiologinių tyrimų po endoprotezavimo mes net neturim ką pasiūlyti radiologams. Jeigu tai yra rutininis tyrimas, jeigu tai yra norma, jeigu jis faktiškai nieko nesiskundžia arba normali pooperacinė eiga. Jeigu tai yra nenormalu kažkas, tai mums reikia, aišku, sekti ir ieškoti. Taigi, jeigu yra infekcija, deja radiologiniai tyrimai mums šitoje vietoje kažko labai nepagelbės, nes infekcijos kriterijai diagnozės, infekcinės diagnozės, kai yra viduje kelio sąnarys, yra 2. Fistulė arba teigiamas pasėlis. Radiologijos nėra prie kriterijų. Bet aišku, šalia infekcijos, vėlyvose stadijose mes galime matyti kaulinę osteolizę, galime ir išklibėjimą pamatyti, bet čia vėlyvose stadijose. Kartais būna prie lėtinės infekcijos nebus fistulės, nebus aiškiai išreikštų uždegimų rodiklių. 30% net gali būti atveju norma. Ir bus galbūt nestipriai išreikštas skausmas ar judesių ribotumas, bet po kelių metų mes galim pamatyti tokį vaizdą ir pirmas dalykas turim įtarti infekciją. Kaulų nutekimas gali būti ne vien dėl infekcijos, bet šiaip dėl kažkokių tais mechaninių problemų, netvirta fiksacija mikrojudesiai implanto gali sąlygoti kaulo osteolizę. Ir aišku, rentgenas pirmas, kuris turėtų būti atliktas tyrimas, bet jis nėra labai tikslus. Kompiuterinė tomografija dažniausiai parodo 3 kartus didesnį kaulo netekimą prie implanto išklibusio negu rentgenas,
Na, bet vis tiek, aišku, tas padeda mums spręsti operacijos apimti ir panašiai, bet operacijos metu net turbūt dar 3 kart didesnį kaulų netekimą pamatom negu prie kompiuterinės tomografijos. Ir dar reikia skaityti, kad pati operacija šalinant implantą taipogi įtakoja kaulų netekimą. Kita problema yra priekinis skausmas, kuris gali būti sąlygotas kelių priežasčių. Tai dažniausiai būna dėl girnelės vaikščiojimo, tako problemų. Ir tiesiog įsivaizduokim, jeigu yra implantas, turi implantuotas būti tam tikroje rotacijoje. Jeigu implantas implantuojamas netaisyklingoje rotacijoje, girnelė virš esanti, jinai nesikreipia tuo pačiu kampu kaip tas implantas. Jinai apkraunama ne taip, kaip yra apskaičiuota, ne taip, kaip reikia. Ar vieną pusę, ar kitą pusę jinai gali išnirti, jinai gali būti apkrauta ir sukelti kažkokį tai skausmingumą ir panašiai. Taigi rotacija yra ganėtinai svarbus elementas neaiškios kilmės skausmo pasireiškime po kelio sąnario endoprotezavimo. Ir vienintelis tikslesnis tyrimas yra kompiuterinė tomografija. Deja, aš nemačiau tokio vaizdo nekarto padaryto mūsų klinikoje, nors kelis kartus prašėm, kad įvertintų komponentų rotaciją. Yra tam tikra metodika ir tam tikros sekos naudojamos šitam tyrimui. Ir dėja dar kažkaip, nežinau, Lietuvoje aš manau, kad mes šito kažkaip neįgyvendinam. Bet yra kita bloga žinia, kad tarp tyrėjų esanti nuomonė, patikimumo koeficientas dėja studijų parodomas kaip skurdus ir tai irgi gazdina. Jeigu man radiologas pasako, kad rotacija yra bloga, aš einu į operacinę, ten iš tikrųjų yra gera. Na, nežinau, čia dar reikės šito vietoje, manau, mokslui pasistumėti. Kalbant apie nestabilumą, kuris gali būti ar dėl raiščių problemų, ar dėl, sakykime, netaisyklingos padėties komponentų ir tada raiščių disbalansas gaunasi, ar netaisyklinga rotacija, kuri irgi įtakoja raiščių disbalansą. Vėlgi mums daug informacijos teikia dinaminė rentgeno nuotrauka, ar apkrovimo, ar stresvarus valgus, sakykime, kompiuterinė tomografija tai pačiai rotacijai. Ultragarsas, manau, irgi pasitarnautų kolateralinių raiščių vertinimui. Na, magnetas tam tikros sekos irgi turbūt pasitarnautų. Bet tas, aš nežinau, mes turbūt tokių tyrimų Lietuvoje nedarom. Kalbant apie sąnario išklibimą, kuris irgi, sakykime, yra viena iš nesėkmių priežasčių. Pirmas tyrimas yra rentgenas, tačiau jis nerodys nieko pačioje pradžioje ir tai nėra gerai. Rentgene mes galime matyti, kaip čia lietuviškai išsiaiškinti, radiolucent line, ta prasme radiologinė linija laisvumo, kuri turi progresuoti dinamikoje. Tada mes galim sakyti, kad kažkas vyksta išklibimo linkme. Bet kartais mes galime pamatyti liniją, kuri neprogresuoja ir metų metais jinai išlieka ir nieko nereiškia ir kliniškai net nepasireiškia. Tada mums reikia progresuojančią aplink implantą liniją pamatyti. Galbūt ne visą, galbūt dalį. Nes jeigu čia, sakykime, apims 10% tą liniją implanto, tai aišku, jis nebus išklibęs, jis bus tvirtas, jis bus stabilus. Bet jeigu jinai progresuos kažkuriam momente, tas implantas gali išklibti ir tai bus išklibimas sukeliantis skausmą ir, aišku, jau indikacija pakartotiniai operacijai. Kaulų scintigrafija. Tyrimas, kuris kartais naudojamas nustatyti endoprotezo išklibimui, irgi nėra labai informatyvus, ypatingai per pirmosius metus ar netgi 2 metus nurodoma, nes mes matysime kaupimą per pirmosius metus, kuris yra normos variantas. Čia pavaizduota vienoje pusėje normos variantas, kitoje pusėje didesnis kaupimas, kuris irgi gali rodyti arba išklibimą, arba infekciją. Kaip diferencijuoti yra ganėtinai sudėtinga ir brangu. Po paprasto skanavimo, jeigu nustatomas didesnis kaupimas, daroma leukocitų scintigrafija, jeigu matome didesnį kaupimą leukocitų toje vietoje, tai vėlgi tai gali reikšti arba infekciją, arba endoprotezavimo metu mes tiesiog impaktuojame kartais kaulą, jo didesnis tankumas sąlygoja leukocitų sutankėjimą. Ir irgi gali nebūtinai reikšti infekciją. Tai tada pereinam prie, sakykime, kaulų čiulpų scintigrafijos ir jeigu ten tankumo nėra, o yra leukocitų didesnis, sakykime, sutankėjimas, galime tarti infekciją. Žodžiu, egzotinis tyrimas ne visada mums teikia informacijos ir labai retai naudojamas.
Perinam prie kelių paskutinių turbūt skaidrių, ką mums gali pagelbėti ultragarsas. Nežinau, nelabai daug informacijos apie PubMedą. Tiesiog galbūt keletą pavyzdžių ir galbūt keletą pageidavimų. Dažniausiai mes, ar ne mes, sakykime, kiti specialistai paprašo padaryti ultragarsinį tyrimą po endoprotezavimo. Ir ten parašo, gauname atsakymą skystis. Skystis iki metų laiko po endoprotezavimo yra norma. Jisai rezorbuojasi labai lėtai, jis gali, kažkiek tai jo mažas ruoželis gali būti, bet didelis sluoksnis ten to skysčio gali būti po endoprotezavimo įvairiuose sluoksniuose, nebūtinai šalia sąnario. Tai yra norma. Bet kartais parašoma drumstas skystis, tai aš tiesiog noriu pažaisti žaidimą. Atspėkit, kuriam iš šitų buteliukų yra drumstas skystis. Baigiam žaidimą. Koks skirtumas? Kuriam? Infekcijos diagnozė. Kokie du kriterijai? Fistulė ir teigiamas pasėlis. Drumstas skystis nėra infekcijos diagnozė, bet jeigu kažkas iš radiologų parašo drumstas skystis, tai yra problema. Jūs parašykit skystis ir užtenka, o mes tada turim derinti su klinika, su laboratoriniais uždegiminiais rodikliais, tada gal spręsti punkcijos reikia ar nereikia, nes bereikalinga punkcija po sąnario endoprotezavimo yra labai negerai. Mes punkciją turim atlikti protezuotą sąnario tik kai yra indikacijos. Kodėl? Todėl, kad jeigu mes turime natyvinį sąnarį, įnešti infekciją su punkcija mums reikia 16, man atrodo, bakterijų. Milijoną bakterijų. O į endoprotezuotą sąnarį įnešti infekciją užtenka 5 bakterijų. Tai skirtumą matot labai didžiulį. Ir mums reikia šitoje vietoje steriliai atlikti punkciją yra įmanoma, bet nėra garantuojama, nes oda vis tiek turi ten tos 7 ar kiek sluoksnių, turi folikulus, mes paviršinį sluoksnį nusterilizuosim, bet jeigu pataikysim ten kur nors į folikulą, kuriame yra bakterija, tai mes turėsime infekciją kelio sąnario, kurios galbūt nebuvo, bet mes padarėme iatrogeniškai. Tai jeigu bus parašyta neskaidrus skystis, mes turim padaryti punkciją, o gal jam nereikia. Matot skystį, parašykit, radiologai prašau, bet nerašykit, kad drumstas, nes tai jokios informacijos neteikia. Klinika, indikacija punkcijai, darom punkciją, bet neskystis ar drumstas. Toliau yra artrofibrozė, tokia diagnozė, jeigu nėra infekcijos, nes infekcija kartu lydi ir judesių ribotumas. Žmogus skauda ramybės metu, jis nejudina ir sustangrėja tas sąnarys, sakykime, surandėja. Bet kartais nebūna infekcijos ir vis tiek vyksta judesių ribotumas dėl artrofibrozės. Tai nežinau, čia keli straipsniai apie tai rašo, jūs turbūt tą puikiai žinote, jau ir minėjau prieš tai, kad sinovijos sustorėjimas ir neovaskularizacija gali būti stebima prie artrofibrozės. Tuo tarpu prie normos mes nematysime šitokių dalykų. Toliau, darant echoskopiją endoprotezuotam kelio sąnary reikia turbūt suprasti, kur tas pjūvis yra daromas endoprotezavimo metu. Dažniausiai jisai daromas iš medialinės pusės, paramedialiai sausgyslės, girnelės ir savojo raiščio girnelės srityje. Galime kartais nueiti į raumenį šlaunies, bet dažniausias Lietuvoje naudojamas yra šitas paramedialinis pjūvis. Ir ultragarsą mes galime matyti, tai yra norma. Galime matyti defektą medialinio savojo girnelės raiščio srityje, tai yra šitoj srityje. Nes kai mes padarome tą pjūvį, jūs matot, girnelę verčiame lateraliai, tai lateralinė pusė minkštė audiniai mažiau pažeisti negu medialinė. Ir mūsų susiuvimas šitos vietos nebūtinai sąlygos kažkokį tais gerą sugimą. Tai šitoje vietoje mes galime matyti kažkokį tais, ne defektą, bet normos variantą duobę, o ne tai, kad audinys perina į audinį normaliai. Gali būti sustorėjęs tas raištis girnelės savasis ir gali būti sustorėjęs medialinis kolateralinis raištis, nes mes prie vidinės pusės labiau lendam, jinai labiau dirginama ir jinai turbūt labiau dėl to sustorėja. Tai yra normos variantas, nereikėtų vertinti jo kaip nenormą. Ir perinam
prie paskutinių 2 skaidrių, tiesiog jūsų žiniai, kaip sekasi Lietuvai endoprotezuoti. Tai mums reikia, aišku, lyginti su geriausiom šalim ir geriausios pasaulyje registras, jeigu jau taip jau titulais dalinamės. Švedijos registras nurodo, kad suminis revizijų dažnis neturėtų viršti 5% 10 metų laikotarpyje. Tai reiškia, tikimybė dar kartą būti pakartotinai operuojamu neturėtų būti didesnė negu 5% visiems pacientam, kuriems atliekamas kelio endoprotezavimas. Reikia pasižiūrėti, kaip sekasi Lietuvoje. Mes neturim 10 metų registro, dar tik 5 metus gyvuojame. Tačiau panašu, kad tendencija atspindi, ta prasme, yra lygiagrečiai panaši kaip ir Švedijoje, neprasčiau operuojame. Kelio revizijų dažnis per 5 metus yra mažiau negu 2%, klubo mažiau negu 3%. Ir, aišku, reikia to pasidžiaugti. Mūsų implantai nėra patys prasčiausi, kaip kartais straipsniuose pasirodo. Aš manau, kad mes turime tikrai lyderiaujančių implantų gamintojų implantus tiek klubo, tiek kelio. Ir to reikėtų, aišku, pasidžiaugti, kad mūsų chirurgai irgi nėra blogi, jie daro gerą darbą, revizijų dažnis nėra labai didelis. Kalbant apie dar operacinį planavimą, kaip sakiau, jisai labai svarbus remiasi radiologiniais tyrimais. Ir atvedus į Google sistemą prieš operacinis planavimas 90% nuotraukų bus susijęs su ortopedija, traumatologija. Tai mes kažkokį ryšį turim visgi su radiologais. Ir ačiū, kad pakvietėt mus pasikalbėti. Ačiū.